Labadiena visiems. Na, iš tikrųjų, be galo džiaugiuosi matydama tokią didelę auditoriją. Gražius, jaunus, laisvus, žibančiom akim žmonės. Na, kadangi jau mane pristatė jo kaip mama, iš tiesų turiu 3 puikius vaikus, bet šiandien labiau noriu kalbėti, iš darbdavio perspektyvos. Personalo valdyme jau dirbu 17 metų. Ir iš tiesų, patikėkit, mačiau realybėje labai puikių istorijų, labai sėkmingų žmonių, karjerą darančių, mačiau ir nuopolio. Ir turbūt per tuos 17 metų dirbusi ir Carlsberge, ir Seb-Banke, ir Avon, įvairiausiose industrijose. Galiu pasakyti tokią vieną labai paprastą išvadą. Man atrodo, kad visi kalba apie sėkmę, o aš ir vaikams sakau, ir darbuotojams sakau, pirmiausiai, mes visi norim būti kokie? Laimingi. Pasakykit, kas iš jūsų nenori būti laimingas? Tyla. Kas iš jūsų nori būti laimingi? Jo. Tai turbūt apie tai irgi reikia pagalvoti. Ir vėlgi, žiūrėdama tas istorijas, sėkmingas darbuotojus, analizuodama, vėlgi turbūt priejau labai paprastos išvados, kad tada, kada apjungiami yra 3 elementai, žmonės yra patys laimingiausi, o kai laimingi, tada turbūt ir sėkmingi. Tai pirmiausia, tai kad jie nenustoja svajoti ir iš tiesų dirbo ir su jaunais žmonėm, ir su kitom kartom, tiem vadinamais baby boomeriais ir taip toliau. Tai labai svarbu niekad nenustoti svajoti. Kitas elementas turbūt yra širdis. Būti ir tuose bėgiuose, kurie jūs vežtų savaime. Jau čia prieš tai konsultantai kalbėjo, kaip svarbu galbūt su hobiu sujungti. Tai iš tiesų noriu tik paantrinti, kad tie žmonės, kurie jaučia, kad stovi savo rogėse arba savo bėgiuose, jie iš tikrųjų padaro labai labai daug. Ir trečias dalykas, kas yra labai svarbu, ir čia nežinau, gal būsiu labai nepopuliari, bet reikia rankų. Reikia ne tik norėti, reikia ne tik sugebėti, bet realiai reikia kažką daryti. Ir šiandien aš noriu su jumis pakalbėti būtent, ką iš darbdavio perspektyvos aš jums patarčiau, ką konkrečiai jums reikia padaryti, kad jūs iš tiesų būtumėt laimingi ir sėkmingi. Ir svarbiausia, ką padaryti jau dabar, kol jūs dar esat moksleiviai. Taigi, kviečiu į mūsų AAG kompanijos klasę ir čia jūs matot 5 dimensijas, kurias noriu šiandien truputėlį ir apžvelgti. Tai yra apie socialinius tinklus pakalbėti, apie praktiką, apie kalbų lavinimą, socialinę atsakomybę ir mainų programą. Na ir kaip jau minėjau, remsiuos labai konkrečiais pavyzdžiais iš realybės, iš kompanijos AAG. Tarp kitko, ką reiškia AAG, ką reiškia tos raidės? Ar žinot kažkas? Žinot, American Insurance Group. Taip, tai yra įmonė, nors įkurta Šanchajuje, tačiau yra, Amerikos kompanija, absoliuti pasaulinė lyderė draudimo srity, turinti apie 100 metų patirtį ir taip toliau. Lietuvoje jinai kol kas yra tik tai 1 metai, bet jau turim, labai daug atvirų pozicijų. Ir tiesiog pasidalinsiu, ką padaryti, kad galbūt ateitumėt į tą kompaniją, galbūt ateitumėt kitur. Taigi, pradedam nuo pirmos dimensijos, 5D, socialiniai tinklai. Aš visada sakau, kad jūs jauni žmonės esat socialinės medijos, jūsų socialinė medija yra gimtoji kalba. Jūs užaugot joje. Aš, nebijau aš to savo amžiaus, kai jau mums virš 40, mes sakom, mes esame imigrantai. Arba mums socialinė medija jau yra užsienio kalba, nes mes jos mokėmės. Ir aš dar kas kart vis mokausi. Tačiau turbūt nerasit ne vieno darbdavio, kuris nesinaudotų dabar socialinę mediją, nesinaudotų LinkedIno ir neskelbtų ten pozicijų. Tai mano patarimas jums labai paprastas. Jau dabar įeikite gilyn ir pasižiūrėkite, ko darbdaviam reikia. Bet pasižiūrėkime į AAG kompanijos. Jeigu eitumėt, rastumėt daugiau kaip 2000 pozicijų. Ir pasižiūrėkime, ateinam gilyn, aš net neverčiau vieno pavyzdžio. Jeigu pasižiūrėtumėm, tarkim, kažkokio biznio analitiko, tarp kitko New York'e. Ko reikia darbdaviui? Ir pasižiūrėkite aprašymą. Čia tikrai nerasite aprašymo, kad reikia draudimo patirties. Taip, tai duoda jums daug privalumų, tačiau viską gausite, kada ateisite tą darbą. Mes jūs išmokysim. Bet jeigu pasižiūrėkit, ko reikia. Reikia mokėti spręsti problemas.
reikia nebijoti iššūkių, reikia mokėti kiekvieną dieną bet kokį darbą padaryti geriau. Na, darbdaviam tiesiog tai patinka. Patinka, kai jūs kūrybiškai, kai jūsų dega akis. Ir jeigu jūs pažiūrėsit, kas čia surašyta, tai turbūt pirmas klausimas ir būtų, ar aš tą moku? Ar aš nebijau iššūkių? Gal aš kaip tik visą laiką darau tą, ką aš moku geriausiai? Ir va čia turbūt jums turėtų ateiti žinutė, kad galbūt jūs jau turit kažką daryti, kad, na, skatintumėt savo atvirumą ir nebijojimą susidurti su problemom. Nes baimė, jinai kaip tik yra visiškai nekonstruktyvus įgūdis. Toliau, socialiniai medijai turbūt rasit be galo daug grupių, be galo daug bendruomenių. Vėlgi noriu tikrai drąsiai ir nuoširdžiai pasakyti, kad būkite aktyvūs, semkitės idėjų, dalyvaukite ten, nes darbdaviai būtent ten irgi ieško darbuotojų. Tai čia irgi yra pora pavyzdžių, ką galite įėję pasižiūrėti, tarkim, na, idėjų, kaip jums galbūt tapti geresniu marketingo specialistu ar verslo analitiku. Vėlgi, kokių reikia reikalavimų. Facebookas, na, be abejonės, čia visi turbūt nerasim žmogaus, kuris nėra Facebook'e. Bet vėl aš noriu jums duoti paprastą praktinį pavyzdį, kad kada mes ieškojom darbuotojų ir neradom, kurie kalbėtų švediškai, daniškai, ką mes darėm, tai mes tiesiog per Facebooką susisiekėm su bendruomenėm Švedijoje, Danijoje ir suorganizavom renginį atgal į Lietuvą, tiesiog reklamavom Lietuvą, kaip gerai dirbti ir stengiamės ten pritraukti darbuotojus. Ir vėlgi visa korespondencija, viskas susirašinėjimas vyko būtent per tą bendruomenę, kuri, na, turim savo grupės Facebook'e. Tai čia turbūt daugiau, na, jūs galit pasakyti. Aš tik noriu paantrinti, kad darbdaviai socialinė medija irgi naudoja labai aktyviai. Ir ten jūs jau galit labai daug pasisemti idėjų šiandien, ko būtent reikia šiandienos darbdaviam. Eikim į antrą dimensiją. Praktika. Turbūt labai dažnas žmogus, kuris baigęs universitetą ir ateina ieškotis darbo, sako, žinot, labai noriu, bet neturiu praktikos. Labai dažnas žmogus, kuris siunčia kažkokius, na, laiškus, prašymus į universitetą ir turbūt ateis jau metas, kada jūs labai greit siūsit, vėlgi, žinau, kad universitetam reikia labai daug praktikos. Ir vėlgi žmonės sako, jauni, iš kur aš jos gausiu? Tiesiog aš jaunas žmogus, aš jos negaliu turėti. Ir žinokit, čia noriu pateikti vieną pavyzdį, kada šią vasarą tiesiog paskambino vienas žmogus, Povilas, ir jis sako, žinot, girdėjau, kad AG kompanija labai, žodžiu, kieta, noriu padirbėti, noriu iššūkio. Tai žinot, man beliko tik nulenkti galvą žmogui, kuris, būdamas net ne studentas, tiesiog moksleivis. Jis tai sako, aš geriau galbūt ne saulutėj pasikaidinsiu jo birželį liepą, bet aš noriu pas jūs ateiti pasižiūrėti. Ir iš tiesų, aš manau, tam žmogui, žinokit, vien už tą poelgį, kada ateina, nori, parodo žingeidumą, aš nežinau, man atrodo, jam duris bus atvertos ne tik pas mus, bet labai daugelį kompanijų. Tad paklausykim, ką jisai sako. Sveiki visi, esu Povilas, mokausi Vilniaus licėje, 12 klasėje, tarptautiniam bakalaureate. Pasirinkau atlikti praktiką AIG, ne tik dėl to, kad turėti įrašą savo rezume, bet ir todėl, kad norėjau pajusti, kaip verda gyvenimas vienoje didžiausių pasaulio kompanijų, kurioje dirba pats labiausiai kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai, patys geriausi pasaulio vadovai. Ir taip pat norėjau pajausti, ką reiškia būti komandos dalimi. Ir visą tai man pavyko atlikti AIG, todėl visus raginu būtinai stengtis išnaudoti savo laisvą laiką tarp mokslo metų tokiose kompanijose kaip AIG. Taigi praktikos metu buvau ne vieno ir ne dviejų kolektyvų dalimi, spėjau susipažinti su beveik visais šio biuro vadovais ir tai man atnešė labai daug, supratau, kaip reikia būti tikrų lyderių ir taip pat niekada nepamiršti gero humoro jausmo ir taip pat supratau, ant kiek svarbu yra būnant didelės komandos dalimi tiesiog palaikyti kitų žmonių sprendimus ir stengtis rasti kompromisą.
Taigi per šias 3 savaitės AAG sugebėjo susipažinti su begalė žmonių iš labai daug skirtingų pasaulio šalių, pradedant Latviją, užbaigiant Braziliją. Ir tai man atnešė ne tik tai galimybę praplėsti savo akiratį, bet ir užmėgsti labai naudingų pažinčių ateičiai. Taigi, aplodismentai Povilui. Aš manau, kad tai yra iš tiesų mums visiems pavyzdys. Nebijoti, eiti, belskit ir bus atidaryta. Einam į 3 dimensiją. Kalbų lavinimas. Vėlgi turbūt būsiu vėl nelabai populiari ir gal jūsų mėgstama, nes ir mano sūnus sako, ką man dar ta viena kalba, prancūzų, aš ir taip moku anglų. Ir žinot, turiu, jums pasakyti liūdną naujieną. Anglų kalba jau tapo higiena. Ir iš tiesų dar viena kalba jums duotų, labai daug galimybių susirasti labai puikų darbą. Jūs žinot, kiek dabar kuriama paslaugų centrų, kiek ateina, kiek investuojama į Lietuvą. Ir jeigu jūs matot skaidrę apačioj, tas, kas myli skaičius, jūs galite pasižiūrėti, kad šiai dienai, to įmonėje, kur aš dirbu, kiekvieną dieną mes dirbam su 11 kalbų. Ir tai reiškia, kad mums reikia darbuotojų, kurie kalba norvegų, švedų, italų, lenkų, portugalų ir kitomis kalbomis. Ir noriu jūs užtikrinti, jeigu jūs pilnai žinosit nors dar vieną kalbą šalia anglų, jums tiesiog šiandien pat, mes turbūt turim virš 100 pozicijų, tiesiog laukiam išskėstomis rankomis. Jeigu dar turit norą, pasiryžimą degančias akim, tai galiu net garantuoti sėkmingą karjerą. Kitas dalykas, pasižiūrėkim į tautybės. Mūsų biure Vilniuje dirba 11 tautybių. Suomiai, brazilai, ispanai, prancūzai, danai ir taip toliau. Ką noriu jums pasakyti ir koks įgūdis jums praverstų? Tai pirmiausia, mokėjimas susikalbėti su vairiais žmonėm. Labai dažnai žmonės sako, tiesiog sunku dirbti, nes jie kitokie. Taip, bet jie nepakvaišiai, jie nedurni, kaip sakom, jie tiesiog yra kitokie. Ir taip, brazilas dirba vienaip, italas mosiguoja ir, pavyzdžiui, man sunku dirbti prie italų, nes iš tiesų pastoviai triukšmas. Vokiečiai dirba kitaip. Bet jeigu jūs jau turėsite, ugdysit galimybę, sugebėti įsiklausyti į kitą kultūrą, pažinsit papročius, ką jūs galite daryti keliaudami su tėveliais, jūs keliaujat po visą pasaulį. Ir tiesiog akcentuokit tai, vystykit tai, nes aš manau, kad ateisit į darbą ten, kur dirba labai daug kultūrų ir kada jūs duosit pavyzdį, kad taip, aš žinau, kaip aš tarkim, bendravau su kitom kultūrom, tai vėlgi jums duos labai daug pliusų. 3 dimensija - socialinė atsakomybė. Tai mūsų įmonėje yra toks vadinamas engagement komitetas arba darbuotojų įsitraukimo komitetas. Ir mums labai svarbu turėti žmonės, kurie patys užveda kitus žmonės. Žinot, ne vadovai, ne kolegos, bet tiesiog komitetą, kurie dirba, organizuoja įvairiausius socialinius renginius, sporto renginius, įvairiausias mentoringo programas ir taip toliau. Ir čia, kada mes renkam darbuotojus, mes žiūrim, ką jie veikia laisvų metu. Gal jie dalyvavo kažkokiai savanorystės programoje, gal jie tiesiog bėgo maratoną, galbūt jie tiesiog puikus yra, pavyzdžiui, kalėdinio vakarėlio organizatoriai. Ir vėlgi noriu pasakyti, kad tai yra realybė. Kaip darbdavys mes iš tikrųjų tą labai vertinam. Ir kartais netgi labiau vertinam negu ten ta draudiminė patirtis, kurią jūs vis tiek išmoksit. Taigi mano žinutė, dalyvaukit, eikit, mentoriaukit. Aš mačiau net vakar, čia buvo savanoriai, kurie ten dėliojo į maišiukus. Viską, ką jūs daro, tai žinokit, kartais netrodo, kad yra reikšminga, tačiau kažkada gali, pavirsti labai reikšmingais dalykais. Ir paskutinė dimensija - mainų programos. Vėlgi noriu pateikti labai konkrečius pavyzdžius. Beveik pusė mūsų darbuotojų dabar dirbusių, jie turėjo kažkokius tai mainų programas. Miglė praleido kažkiek laiko Austrijoje, kažkiek laiko praleido Lenkijoje. Ir ką jinai sako, aš supratau, kad pasaulis yra labai margas ir taip, kaip aš mąstau, tai nereiškia, kad mano kalba bus suprantama kitai kultūrai, kitiems žmonėm.
Ir aš kai minėjau, kai mūsų kompanijoje dirba 11 ir čia tikrai ne pabaiga, aš manau, kad tikrai bus net apie 20 tautybių, tokie žmonės yra tiesiog aukso gabaliukai. Gali sakyti, kad, mainų programom reikia daug pinigų. Tai noriu pateikti pavyzdį Greta, ką sako. Jinai mokėsi licėjui ir nusprendė, nežinau, galbūt ten su mokytojais pasitarė, praleisti 1 savaitę Užupio gimnazijoje, kitą savaitę Vienuolio gimnazijoje. Ir ką jinai sakė? Sako, žinot, kad aš ten nuėjau ir pažiūrėjau, kaip žmonės masto, kaip jie mokosi, kaip jie leidžia užklasinę veiklą ir taip toliau. Aš patekau kiskart į tokią nepatogią padėtį. Bet man reikėjo įveikti, nes aš visą laiką, gerai jausdavausi savo aplinkoje. Ir jis sako, aš supratau vėlgi, kad man reikia išlaisvėti kaip žmogui, nebijoti patekti į tą tokią nepatogią aplinką. Pagaliau suprasti, kad yra, vėlgi, tas, kas man priimtina, kitam gal nepriimtina. Tai vėlgi, mums kaip darbdaviui pasirodė, vėlgi žmogus, kuris tai daro, tai vadinasi irgi lavina, nebijos susidurti su problemom, nebijos susidurti su iššūkiais ir kai pateks iš tikrųjų su problemom, turbūt ras sprendimą. Mantas tiesiog 3 savaitės su klase viešėjo Latvijoje. Ir žinot, atrodo paprastas dalykas, vieši Latvijoje, po to grįžo, susipažino, pasikvietė juos į Lietuvą. Ir ką jisai sako, po to ta pažintis, ko aš niekada negalvojau, išaugo, ir man davė impulsą kitiems žingsniams. Jeigu imtumėm Simono pavyzdį, 4 žmogaus, vėlgi, jisai turėjo galimybę praleisti kažkiek laiko Švedijoje ir sakė, aš tiesiog mokiausi švedų kalbą, nes neturėjau kitos išeities. Bet šiandien, ką jisai sako mūsų kompanijoje, kad niekada negalvojau, kad būtent švedų kalba mane ir mano šeimą išlaikys po 15 metų. Tiesiog tai rodo, kad tai, ką mes darom, atrodo nereikšmingus dalykus, viskas susiriša ateityje. Ir čia tiesiog noriu pacituoti Steve'ą Jobsą, taip, tai Apple kompanijos įkūrėją, tėvą, kuris sako, dabar, ką jūs darot, atrodo nereikšmingus dalykus, viskas turi prasmę ir viskas susiriša ateityje. Tik šiai dieną jūs to nepastebit, nematot. Tad noriu ir palinkėti, žinot, kad būkit proaktyvūs. Negalvokit, kad maži dalykai, ar savanoriavimas, ar priklausimas kažkokiai tai grupiai yra nereikšmingi. Viskas susiriša ateityje. Ir taip pat galvoju, kad, žinot, visi sakom, reikia atsidurti tinkamoj vietoj, su tinkamai žmonėm. Taip, tai padeda. Bet pirmiausia, prasideda jumise. Jumise yra ta auksinė galimybė, ką jūs galite padaryti ir nukloti kelią, kad jūs būtumėt laimingi. Tai va, tai to ir linkiu. Ir jeigu dar norėsit kažkokių ar konkrečių patarimų individualiai, tai tiesiog kreipkitės, visada mane surasit. Aš irgi esu jau Facebook'e prieš 1,5 metų. Tai va, ir linkiu visiems, kad jūs tiesiog būtumėt laimingi.